ruošiamės paradui. Eisim į Vingio parką, atšvęst paskutinės dainų ir šokių šventės dienos. Už minutės pradėsime žygiuoti su visa tūkstantinė Lietuvos šventės šokėjų ir dainininkų eisena į Vingio parką. Norėjau pasakyti, kad visa Lietuva be išimties, visi kolektyvai neša po gėlių puokštę, po gėlytę, po žiedelį, simbolizuodami Lietuvą su kaip įsiskleidusiu gražiausiu žiedu. Vilniaus jėzuitų gimnazijos jaunimo choras vakar mums padovanojo šitą nuostabiai gražiai išaustą juostą, įvardinant jam žinant mūsų gintarėlių choro dalyvavimą šioje nuostabioje pasaulio lietuvių dainų šventėje. Ačiū jiems labai. Dabar esam dainų šventėje ir mes esam labai džiaugsmingi ir laimingi. Nu, Giedrė sugalvojo įkišti į vėliavą tokį kotą ir padaryti labai natūralią vėliavos koto paskirtį. Pusei skylę pradūrė. Labai gražiai, žiūrėk, tokia visiškai natūraliai juda, jinai nesvarbu, kad biški čia, žinai, susikrukinus, bet jinai nuo klevo medžio iš viso, žiūrėk, nu toks medžias, nu va. Labai gražu. Sveiki. Ką matote, tai įsirigiavom parade, eitynėms, taip sakant, aplink miestą. Esame prieš Ameriką ir mūsų kolektyvas pirmas iš Kanados. Tai Atžalynas, Gintaras ir Gyvataras už mūsų. Labai ilgai dirbom, sunkiai dirbom, po to šokom viską normaliai. Nu tai va, ir gerai išėjo, tai dabar eisim į paradą. O ką daugiau? Daug gražių merginų svarbiausia ir viskas. Nu, žodžiu, aliukas čia geras, svarbu baltas, turi būti nefiltruotas. O Utenos irgi nieko. Nu tai va. Labai nuostabus renginys, labai smagios atostogos ir smagu praleisti laiką taip šventiškai Vilniui. Dėmesio! Kur yra Radviliškis? Lietuvos širdį! Kur yra Radviliškis? Žemės vidury! Kas yra Radviliškis? Miestas traukinių! Kas yra Radviliškis? Aš ir jis ir tu! Gyvenimas banga! tradiciška, kadangi kiekviena dainų šventė, ar tai būtų prieš 2 metus, ar tai būtų prieš 6 metus, 2003 metais, visuomet lyja. Taipgi dainų šventė be lietaus tikriausiai yra nebeįmanoma. Dėl to mums tas yra normalu.
lietuviškom. Balsą prarado. Labai nuostabi, iš tikrųjų, labai šilti priėmimai, jaučiamės kaip sakant, kaip namuose, nežinau, čia pasireiškus, kaip grįžę namo. Lietaus mes nebijom, ne iš cukraus padaryti. Bet tikrai truputėlį atgaivino tas lietus, nes kitaip, jeigu būtų saulė, tai ir eisena būtų visai kitokia. Biški šlapia, bet nieko. Labai fainiai. Mes čia kaip žvaigždės jaučiame. Nu tai reikėjo per balas laipioti, bet nieko smagu atsipirko, nes tiek visokio dėmesio gavom. Tai nefilmuokiau. Kaip ponas laikė? Šlapia. Po lietsargių? Jo. Po lietsargių sausai, bet čia gal tradicija yra, kad visada per dainų šventę lyja.